Sveiki visi, šiandieną aš atvažiavau į skateparką nufilmuoti naują video. Praeitą ketvirtadienį nebuvo video, nes aš sirgau. Tai šiandieną atvažiavau jau nufilmuoti video. Šiandieną aš norėčiau pakalbėti apie problemą, kuri yra pas daug raiderių, kad pas juos nėra progreso. Ir norėčiau pasidalinti savo patirtim ir šiaip kažkokiais daugumai žinomų faktų apie progresą, kaip ką daryti, jeigu progreso nėra ir nuo ko, dėl ko nėra progreso. Tai pirmas dalykas, manau, būtų consistency. Ui, kas tai? Tai, kai, tarkim, tu raidini savaitę arba dvi iš eilės ir paskui mėnesį du tiesiog nevažinėjai. Tai po tų 2 mėnesių tu vėl grįžti į raidinimą ir tu matai, kad tu beveik nieko nebemoki. Reikia atgal laiko, kad grįžti. Paskui tu važinėjai vėl savaitę ir vėl mėnesį neraidini. Ir nuo to tiesiog progreso nėra. Dėl to, kad tau visą laiką reikia po pertraukos grįžti, atstatyti, prisiminti senus triukus. Ir neužtenka laiko kažką naujam mokytis. Jo, gal tu ir išmoksi kažką naujo, bet tu paskui vėlgi pamirši tą triuką arba dar kažką. Ir jeigu jūs norit progresuoti, tai tiesiog dažnai raidinkit. Nereikia tiesiog taip galvoti, kad tu po mėnesio grįši ir viską vėl mokėsi. Taip pat kaip mokėjai prieš tai. Tai gerai, gal sekantis dalykas būtų turbūt tai, kas trukdo raidint, kad tu raidini vienas, neturi draugų ir ne tiek yra įdomu raidint vienam, kiek su draugais, pavyzdžiui, tavo lygio, su kuriais tu gali mokyti tą patį triuką, pavyzdžiui, padaryti iššūkį, kas pirmas išmoks kažkokį triuką. Ir kad daug greičiau progresuoti, raidink su draugais, kurie maždaug yra tavo lygio ir padėtų tau progresuoti, nes iš mano patirties raidint su kažkuo, kas yra tavo lygio, yra žymiai daug labiau. Iš mano patirties raidint su kažkuo, kas yra tavo lygio, yra žymiai linksmiau ir tu gauni daug daugiau emocijų iš raidinimo. Tai aš manau, kad jeigu norite progresuoti, tai reikia raidinti su draugais, kitaip labai bus sunku. Jo. Braiviu. Nice. Trečias dalykas, kuris, manau, stabdo progresą, yra atvirkštinis dalykas pirmam. Ką sakiau, tai apie dažnumą. Tai nebus progreso, jeigu tu raidinsi per retai. Ir dažniausiai tiesiog jau paskui stoja progresas, kai tu per dažnai raidini, tiesiog kasdien atvažiuoji į parką, bandai kažką ir tu tiesiog pavargsti nuo to. Manysiu baterį. Tu tiesiog pavargsti nuo to raidinimo ir norisi kažkokią pertraukėlę paimti, kad biškį pailsėt. Man dažniausiai raidinime, aš jau radau savo geriausią tą viduriuką, yra 3-4 kartai į savaitę raidint. Gal kartais 2, bet 3-4 geriausiai yra. Tai jeigu jūs galvojate, kad jūs norit progresuoti, nereikia tiesiog važiuoti kiekvieną dieną į tą skateparką, kad kiekvieną tiesiog kartą bandyti kažką naujo. Aišku, galima važiuoti ir kasdieną, bet kad nebūtų visos dienos tokios sunkios visą laiką tame skateparke. Nes raidinimas yra ne tik apie progresą, o apie džiaugsmą ir gerai praleistą laiką. Tai va. Ketvirtas turbūt dalykas, kurį aš supratau tiesiog pagal savo jau patirtį, tai tiesiog beveik sulūžę arba tiesiog jau nusitrynę kokie labai jau padėvėti partai, detalės ant paspirtuko. Pavyzdžiui, su senais atgripsais gripsai buvo visai nutrinti. Pavyzdžiui, su mano gripsai prieš tai buvo žiauriai nutrinti. Man tiesiog skaudėjo visą laiką lendinti kokius triukus. Man tiesiog nepatikdavo tie gripsai. Ir kai gavau
naujesnius gripsus, iš karto atsirado tas džiaugsmas, tas noras raidint žiauriai. Aš nežinau, kaip paaiškinti, bet tipo, tada žymiai pagerėjo viskas. Ir čia ne tik apie gripsus, čia šiaip apie kiekvienus partus, pavyzdžiui, kai gauni naujus partus, pavyzdžiui, nusipirki naują vairą arba deką, iš viso kiti jausmai raidinimo. Tiesiog, nežinau, kaip tai paaiškinti. Jūs turite taip patirti, kad suprasti, apie ką aš sakau. Aš siūlau tiesiog keisti partus jau tada, kai tu negali raidint, pavyzdžiui, nežinau, griptai pas tave pilnai nustrynės ir tiesiog jau jauti tą diskomfortą, kad jau tave slysta kojas nuo griptaipo ir tu nori savo naujo griptaipo, tada jau laikas pakeisti. Ir jo. Tiesiog, tu kada pakeiti detalę, pas tave atsiranda džiaugsmo raidint, daug įdomiau yra raidint ir nuo to prasideda progresas. Taip, tai va. Sekantis dalykas, manau, būtų apie tai, kad tu visada raidini toj pačioj vietoj. Tiesiog savo lokalę visą laiką. Aš pastebėtau, kad kai aš tiesiog visą laiką tiesiog tik raidinu šitame, pavyzdžiui, parke, aš tiesiog jau nustojau progresuoti. Nusprendžiu nuvažiuoti, pavyzdžiui, kokį Vilnių tenais, kažkokį daug geresnį parką, kur daug daugiau yra potencialo kažką išmokti. Aš tenais paraidinu, išmoksiu daug visokių naujų triukų, atvažiuoju čia ir tiesiog jaučiu, kad vat, prasidėjo pas mane tas progresas vėl iš naujo. Kaip pavyzdžiui, pas mane buvo žiemą, nuvažiavau porą kartų į bangą, progresavau, grįžau čia, kai dar buvo žiema, buvo šalta ir aš jau daug pastebėjau, kad aš daug geriau raidinu, nežinau. Tai va, siūlau jums tiesiog su draugais nuvažiuoti į kokį kitą skateparką, jeigu yra galimybių. Ir pabūti tenais, pavažinėti, pasistengti kažką naujo padaryti, bus daug geriau. Tiesiog sakau iš savo patirties. Tai va, jau. Taip, noriu padaryti tenais iš to kvarterio į Benką 2.7 V-baterį. Buvau padaręs gal, nežinau, žiauriai seniai. Paskutinį kartą prieš 2,5 gal metų. Bar? Ok. Kreivas, bet padarytas. Ok. Op, bar. Ofut. Vip. Ok. Jeigu nufutų double. Oi. Triple. Gerai. Dar norėčiau pakalbėti apie tokį. Ant šio momento dėja mano kamera išsikrovė. Tikiuosi jums patiko toks video, rašykite komentarus. Ar nori daugiau tokio tipo video. Su jumis buvo Andrius Blienas. Kitą video.